riešuturo, sakau, galima, kai tada nėra 4 riešutų randi ten pas save, graikinius riešutus, randi žemės riešutų, dar gali net ir saulėgrąžų įdėti ir padaryti viską. Ir dar aš ten krapus visą mus keliu. Džiazuoji. Aš džiazuoju visą laiką. Ir ta prasme, kaip jūs su draugais gamina draugam, ar gamina tik šeimai, tik savo, ar darot vakarėlius maistą? Aš visai darau, aš darau ir vaikam, ir draugam, bet aš visą laiką galvoju apie tai, ką aš darau. Pavyzdžiui, žinau, ko vaikai mano mėgsta, ko nemėgsta. Aš nesu iš tų, kur sako, valgysi, nes padariau ir valgysi, ir nevaidink. Nedarau tai, nemanau. Manau, kad maistas turi teikti džiaugsmą. O kas jums maistas teikia džiaugsmą? Ką labiausiai mėgstat? Lietuvišką virtuvę mėgstat ar? Aš mėgstu visokią. Man džiaugsmą teikia valgymas ir skanus maistas. Man sugadintas maistas kelia liūdesį, taip kaip ir blogas menas arba bloga literatūra. Tai man kelia liūdesį. Bet nėra neskanus maisto, jeigu jis yra gerai pagamintas. Aš maščiau, ko aš nevalgau, tai aš nežinau. O iš ko jūs išmokat gaminti? Ai, nežinau. Net nežinau, mano mama turėjo tokį talentą iš tikrųjų. Tai aš su ja mažai gyvenau ir už tai taip gavosi, kad aš taip kažkaip, tai, kaip čia pasakyti, labai norėjau, nes mano močiutė nemokėjo gaminti valgyti ir gamino baisiai. Močiutė? Taip. Jai pagaminai? Baisiai. Pagaminai tu jai?